Sveiki, išnagrinėkime briaunainių pjūvius. Prizmės lygiagretusis pjūvis yra daugiakampis, lygus prizmės pagrindui. Trikampė mūsų prizmė, pjūvis yra mėlynas ir toks pat kaip ir jos pagrindas. Piramidės lygiagretusis pjūvis yra daugiakampis, panašus į piramidės pagrindą. Išnagrinėkime kubą ir jo pjūvį, kuris yra gautas sujungus iš viršūnės B išeinančių briaunų B1, BC ir BA galų taškus. Žinome, kad plotas susidariusio pjūvio yra 32 šaknys iš 2 cm². Prašo apskaičiuoti paviršiaus plotą, tūrį ir rasti, kokį kampą sudaro pjūvio plokštuma su ABC arba pagrindo plokštuma. Parašiau, kad tai būtų kampas alfa. Po to mes jį susirasim. Iš tai, kas yra duota, mes galime pasakyti, kad trikampis AB1C yra lygiakraštis nes buvo duotas kubas, o kubo sienų įstrižainės yra vienodo ilgio. Tai yra AB1 yra lygus B1C ir yra lygu AC. Aš pažymėsiu, kad tai yra x, nes jų ilgio nežinome. Plotas lygiakraščio trikampio yra lygus x kart x padaugintas iš sinuso kampo tarp tų kraštinių 60 laipsnių ir padalintas iš 2. Prilyginame duotam plotui 32 šaknim iš 3 ir iš tos lygties planuojame rasti x. Vietoj sinuso 60 laipsnių įsirašome jo reikšmę, gavome štai tokią lygtį ir ją suprastinus gausime, kad x kvadratu yra 64. Todėl mūsų x yra 8, nes kraštinė visada būna didesnė už 0. Mūsų prašė rasti paviršiaus plotą. Paviršiaus plotas yra lygus a kvadratu padaugintas iš 6, kur a yra kubo pagrindo kraštinė. Tai yra, tarkime, AB. Pažiūrėkime į brėžinį ir apskaičiuokime, kokio ilgio yra mūsų AB. Štai čia mūsų yra kubo kraštinės ir mes galime sakyti, kad trikampis ABC yra status ir a kvadratu plus a kvadratu yra lygu x kvadratu. O x mes jau turime surastą, yra 8. Todėl mūsų 2a kvadratu bus 64. Padaliname viską iš 2, gauname, kad a kvadratu yra 32 ir šią reikšmę įsistatome į paviršiaus ploto formulę. Gausime atsakymą. Paviršiaus plotas bus 32 padaugintas iš 6. Tai yra 192. Pasižiūriu, ar buvo matavimo vienetai duoti. Pas mus buvo pasakyta, kad plotas yra pjūvio kvadratiniais centimetrais matuojamas, todėl galėsime pasakyti, kad mūsų paviršiaus plotas bus taip pat matuojamas kvadratiniais centimetrais. Dabar
Žiūrėkime, ko prašė dar mūsų paieškoti. Prašė rasti kampą tarp pjūvio plokštumos ir pagrindo plokštumos. Norint rasti kampą tarp dviejų plokštumų, pirmiausia, aš turiu pasiryškinti jų bendrą tiesę. Tai yra tiesė AC. Tada šiai tiesiai aš turiu nubrėžti statmenis. Vienoje plokštumoje, tai yra pagrindo plokštumoje ABC, tai būtų tiesė BD, todėl kad kvadrato ABCD įstrižainės susikerta stačiu kampu. Kadangi mūsų trikampis AB1C yra lygiakraštis, jo aukštiniai išeis taip pat į tą patį tašką, nes AC taškas O dalina per pusę. Dabar parašau visą tai, ką aš šnekėjau. Tai yra ABCD kvadratas, AC statmena DC, AO lygu OC. AB1C lygiakraštis trikampis, AO lygu OC, tai B1O statmenas AC. Iš to seka, kad kampas tarp ieškomųjų plokštumų alfa bus būtent kampas B1OB. Išnagrinėkime trikampį B1BO, jis yra status, nes B1B yra statmenas plokštumai ABCD. Jei aš ieškau kampo alfa, galiu parašyti santykį, kad statinis esantis prieš kampą B1B sutinka su statiniu esančiu prie kampo. Tai yra OB. Ir tai bus tangentas ieškomojo kampo alfos. B1B yra A ilgio, o B yra x padalintas iš dvejeto. O mes buvom gavę, kokio ilgio yra A ir kokio ilgio yra x. Belieka juos įsirašyti. Mūsų x buvo 8. A, galiu pratęsti šitoje vietoje ir parašyti, bus šaknis iš 32. O tai yra 4 šaknys iš 2. Todėl gausime dabar lygtį. 4 šaknys iš 2 padalinta iš 8 padalintas iš 2 yra 4 ir lygu tangentui alfa. Ketvirtai susiprastina, gauname, kad mūsų alfa bus arc tangentas šaknies iš dvejeto. Štai ir mūsų atsakymas kampo. Ir štai koks uždavinys buvo 2001 metais brandos egzamine. Duotas kubas, briauna yra 2 cm ilgio, šį kubą kerta plokštuma einanti per viršūnės B1 ir D ir per briaunų vidurio taškus. Todėl galiu pažymėti, kad šie atstumai yra vienodo ilgio. Gauname, sako, keturkampį. Jis nuspalvintas yra mėlynai. Prašo apskaičiuoti gauto keturkampio plotą. Nurodymas, įrodykite, kad keturkampis yra rombas. Sakome, kad trikampis PAD lygus trikampiui C1 KB1 lygus trikampiui
KD1D ir lygus trikampiui PBB1, nes tie trikampiai turi vienodas kraštines. Dabar visas turėčiau suvardinti. AD, B1C1, DD1 ir BB1. Jie yra statūs, todėl galiu pasakyti, kad tikrai jie yra lygus. O lygių trikampių iš to seka ir atitinkamos kraštinės yra lygios. Tai yra PB1 yra toks pat kaip B1K, kaip KD ir PD. Dar galime pasakyti, kad mūsų B1K yra lygiagretus PD, nes yra vienoje plokštumoje B1K ir PD yra plokštumoje PB1KD ir B1K priklauso plokštumai A1, B1, C1D, PD priklauso plokštumai A, B, C, D, o tos plokštumos buvo lygiagrečios. Reiškia ir tiesės B1K ir PD negalės turėti bendrų taškų. Seka, jos tikrai yra lygiagrečios. Dabar tai užrašau. Įrodėme, kad B1K lygiagretus PD ir štai šių kraštinių ilgiai yra vienodi. Keturkampis, kurio visos kraštinės yra vienodo ilgio, o priešingų kraštinių poros yra lygiagrečios, reiškia ir kitos dvi bus lygiagrečios, yra rombas. Rašau, įrodėme, kad PDKB1 yra rombas, o rombo plotas yra lygus įstrižainių sandaugos pusiai PK padaugintas iš B1D ir padalintas iš 2. Kokio ilgio mūsų yra įstrižainė? PK man bus galima rasti iš stataus trikampio PMK. Aš taip nubraižiau, kad KM būtų statmena į DC. Galiu pasakyti, kad PM yra taip pat statmena į DC ir tai yra paprasčiausia kvadrato, tai yra pagrindo kraštinės ilgis. KM yra taip pat 2, nes jinai yra lygi CC1. Todėl mūsų ieškomoji PK bus šaknis iš 2 kvadratų plus 2 kvadratų. Tai yra 2 šaknys iš 2. Įstrižainę B1D mes jau rasime lengviau. Trikampis B1BD yra taip pat status ir žinau, kad B1D bus
šaknis iš BB1 kvadratu, tai reiškia dvejeto kvadratu, plus BD kvadratu, o BD kvadratu yra iš BAD trikampio 2 kvadratu plus 2 kvadratu. Ir atsakymę turėsime 4 šaknis iš 3. Todėl mūsų ieškomasis plotas bus 2 šaknys iš 2 kart 4 šaknys iš 3 ir viskas padalinta iš 2. Tai yra S lygu. Dvejetai mūsų susiprastina, lieka 4 šaknys iš 6 kvadratinių centimetrų. Susipažinkime su įstrižuoju pjūviu. Prizmės pjūvis gautas perkirtus plokštumą, einančią per 2 vienoje sienoje nesančias šoninės briaunas ir yra vadinamas prizmės įstrižuoju pjūviu. O dabar išspręskime uždavinį. Žinome, kad turime taisyklingą keturkampę prizmę, reiškia mūsų pagrindo kraštinės yra vienodo ilgio ir jos tarpusavėje sudaro statų kampą, nes ABCD yra kvadratas. Šoninės sienos įstrižainė su pagrindo plokštuma sudaro kampą alfa. Nusibraižau šoninės sienos įstrižainę ir pažymiu, kurioje vietoje duotas mūsų kampas alfa. Alfa yra duotas. Prizmės šoninio paviršiaus plotas yra lygus, S šoninis yra duotas. Ir tai yra 58 sveiki 80. Žinau, kad šoninis paviršius yra lygus. Pagrindo perimetras, tai yra 4 A raidės, jei iš kvadrato kraštinę pažymėsiu raidę A, padaugintas iš aukštinės H. Jei aš CC1 pažymėjau raidę H. Prašo apskaičiuoti prizmės įstrižinio pjūvio plotą. Rašau rasti. SA A1 C1 C, kai tangentas alfa, prirašau prie duotą, yra lygus 0 sveikų ir 3/10. Norint surasti įstrižinio pjūvio plotą, man reikės kraštinės AC ilgio, kurį pažymėjau X, ir aukštinės H ilgio, nes tai yra stačiakampis šis pjūvis, o stačiakampio plotas yra X ir H mūsų atveju sandaugai. Parašau, kodėl mūsų A1, C1, C yra stačiakampis, o tai yra todėl, kad A1 yra statmenas plokštumai ABCD, reiškia statmenas ir bet kuriai tiesiai esančiai toje plokštumoje, tai yra tiesiai AC. Ir C1C analogiškai irgi yra statmenas tiesiai AC. Kaip surasime mes X ir H? Iš lygybės tangentas alfa lygu 0 sveikų ir 3/10 mes galėsime parašyti, kad H sutinka su raide A lygu 3/10 iš trikampio BCC1, kuris buvo status. Pritaikiau tangento apibrėžimą. Todėl mes galim parašyti, kad mūsų H yra 3Y, o A yra 10Y.
bus lengviau tada skaičiuoti. Žinodama šoninio paviršiaus formulę, rašau lygtį. 58 sveiki 80 yra lygų. 4 buvo kart A, vietoj A įrašau 10 Y, kart H, o vietoj H įrašau 3 Y. Štai ir gavau lygtį, kurioje yra vienintelė nežinoma raidė, tai yra Y. Ja ir surasiu. Gaunu 58 sveiki 80 yra 120 Y kvadratu. Padalinu viską į 120 ir gaunu, kad mūsų Y kvadratu yra 49/100. Reiškia, Y bus 7/10, nes Y kaip kraštinės ilgiui sudarimui visada turėjo būti daugiau už 0. Turint Y, aš galiu pasakyti, kad mano H yra 3Y, tai yra 21/10, tai yra 2 sveiki ir 1/10, o pagrindo kraštinė A yra paprasčiausiai 7 ilgio. Prisiminkime, kągi mums reikėjo dabar susirasti. Mums prašė rasti įstrižinio pjūvio plotą. Reikia tik tai X ir H sudauginti. Beliko parašyti atsakymą. O jis bus plotas lygus X padaugintas iš H. H mes jau turime, tai yra 2 sveiki ir 1/10, o kokio ilgio yra X. Ir kas jisai buvo, tikiuosi dar prisimenat, pasižiūrėkite. X mūsų buvo įstrižainė AC, kuri yra trikampyje ABC stačiame. Rašau atsiskyrus atskirai, kad nesitrukdytų pagalbinį veiksmą pašonėje brėžinio, todėl parašau, kad trikampis ABC yra status ir mūsų ieškomasis X bus šaknis iš A kvadratu plus A kvadratu. O A mes esam gavę jau, beliko tik įstatyti. Gauname, kad tai yra 7 šaknys iš 2 atlikus veiksmus ir sugrįžkime atgal ir pabaikime apskaičiuoti mūsų įstrižinio pjūvio plotą. Padauginu iš 7 šaknų iš 2 ir gaunu, kad tai yra 14 sveikų ir 7/10 šaknis iš 2 ploto matavimo vienetų. Išrinkau jums keletą uždavinių. Sustabdykite, pažiūrėkite į sąlygą ir pabandykite savarankiškai išspręsti. Štai pirmas uždavinys, antras uždavinys ir trečias uždavinys. O ketvirtąjį padarykim dar drauge. Žinau, kad duota yra taisyklingoji trikampė piramidė, kurios pagrindo kraštinės ilgis yra 6, pažymėjau ant BC. Piramidės šoninės briaunos ilgis, tai yra visų šoninių briaunų ilgiai, jeigu taisyklingai yra 2 šaknys iš 7, prašo apskaičiuoti pjūvio einančio per piramidės šoninę briauną ir aukštinę plotą. Pjūvis yra nubrėžtas. Aukštinė buvo SO, pažymėsiu, šoninė briauna buvo SB, pjūvis nubrėžtas bus štai šis mėlynai nuspalvintas. Pažymėsiu šitoje vietoje raidę D. Man reikia rasti šio pjūvio plotą. Rašysiu trikampio SDB. Norint surasti trikampio plotą, man reikia rasti DB ilgį, jį padauginti iš SO ir šią sandaugą padalinti iš 2. Žodžiu, reikia DB ir SO. Žinau, kad jeigu trikampis ABC yra lygiakraštis,
nes pasakyta taisyklingoji trikampė piramidė, tai taškas O dalina BD aukštinę santykiu 2 su 1 su vienetu pradedant nuo viršūnės B. Todėl galiu parašyti, kad čia yra 2x, o čia yra x. Taip ir užrašau. Trikampis ABC lygiakraštis. BO bus 2x, o D bus x. Kraštinė AD yra tokia pati kaip ir DC, todėl kad tas trikampis yra lygiakraštis ir 3 bus centimetrų ilgio ir mes galime pritaikyti trikampiui BDC, kuris yra status, nes BD ne tik tai yra pusiaukraštinė, bet yra ir aukštinė. Pitagoro teorema. 3x pakelti kvadratu bus 6 kvadratu minus 3 kvadratu. Išsprendus šią lygtį mes gausime, kokio ilgio yra x. Gauname, kad x yra šaknis iš 3, nes x turėjo būti didesnis už 0. Ir dabar jau galėsime skaičiuoti aukštinę SO, nes DB jau yra rasta. 3x, o tai yra 3 šaknis iš 3. Aukštinę SO aš planuoju skaičiuoti iš trikampio SOB, kuris yra status. Rašau, trikampis SOB yra status. Ir mūsų SO, pritaikius Pitagoro teoremą, bus šoninė briauna, kurios ilgis yra 2 šaknis iš 7 pakelta kvadratu minus 2x pakelti kvadratu. Tai yra 2 šaknis iš 3. Ir tai yra 4. Štai ir dabar sugrįžkime ir įsistatykime į mūsų ploto formulę. Mes gavome, kad mūsų DB ir SO jau yra žinomos ir todėl rašau atsakymą, kad pjūvio plotas S, neberašysiu raidžių, yra lygu DB SO 3 šaknis iš 3 kart 4 ir padalinta iš 2. O tai yra 6 kart šaknis iš 3. Pažiūrėkime, ar turėjome matavimo vienetus, kad nepamirštumėm juos užrašyti. Taip, buvo centimetrai. Todėl ir atsakymę parašau centimetrai kvadratu. Sėkmės sprendžiant uždavinius.